Rūpestinga mama sako, dariuk, senelį tu mano, nemušk draugui per galvą kastuvu, suprakaistuos ir sušalsi, nu. Perkunkėmi veiksmas. Ne, čia tas, kur, dieve, kur sako vaikas, sako, tėtė, tikrai mano kojos tokios didelis. Sako, baik, vaikel, pasidėk batus garažė. Ir eik valgyt. Kol vaikų neturim, tai juokiamės. Jeigu, mielos merginos, moteris, žinot kažkokią paslaptį ir labai norit kažkam papasakot, bet bijote, kad nieks neišpliurptų, sakykite tai savo vyrui. Iš vis negirdi, kai jūs šnekat. Anekdotas atkeliavęs iš rytų. Ne tas tikras vyras, kuris kovos su drakonu dėl tavęs, o tas, kuris bus su tavim, net jeigu tu esi drakonas. Dar vienas. Studentas pasikviečia merginą į pasimatymą. Pinigų 0. Gal ką daryt, į kiną ne. Prasivaikščiusi mieste, kažkaip, jeigu sakys, kad kur užeit, kažką sugalvos, gal kažką pamatys. Nežinau, jokios idėjos, bet panelė patinka iš esmės. Kažką reikia daryti bendrabutė, nesusitikinėsi. Eina per miestą, eina, taip pro kavinę, eina, taip, kavos kvapas, pirago kvapas, taip toks geras. Sako, kažkaip kavos nesinori, ne, mergina, jo, gal nesinori. Eina pro pizzeriją, žinai, tas tikros itališkos picos iš krosnės, žinai, ką tik ištraukti, žinai, kokį kvapą gerą tokį skleidžia. Eina, sako, kažkaip picos nesveika, gal labai nesinori, ar ne? Mergina, gerai, nesinori gal. Mergina eina, dabar galvo, viso, eisim pro kokį nors, reiškia, pro kokią kavinę ar restoranėlį, viskas, sakau, kad noriu ir viskas, iškart šaukiu, kad noriu. Eina, bičiukas sako, o tu ko nors gal atsigert norėtum? Jo, norėčiau, labai norėčiau, einame, noriu. Gerai, va, nemokamas miesto vandentekis. Čiaupas. Siaubas. Va. Ar žinote, ką sunkiausia yra padaryti sekse? Žinokit, ryte merginai užsiminti, kad jai laikas jau išeiti. Aš taip blogai moku užsiminti, kad jau 2 metus esu kaip vedęs. Žinai, kas sunkiausia yra tame reikale, kur tu pasakoji? Tai yra sunkiausia. Gaut tai. Dar turim? Skambutis į policiją, arba ten 112, pakelia dispečerio, klausome jūsų. Pagalbos, greičiau gelbėkit, mano gyvybei pavojus gresia. Gerai, tuo išvažiuojam, kur, sakykit adresą. Ten susako adresą greitai. Gerai, kas atsitiko? Kambaryje yra palaida katė, laksto palaida katė kambaryje. Sako, palaukit, ponė, ką jūs juokaujate? Palaida katė ir policija turi važiuoti, sako, kas jūs esat, kad dėl katės turim važiuoti? Kas, papūga, Super. Dar vienas, šachmato olimpiadoje buvo diskvalifikuota Romų komanda, nes pavogė arklius. Šitas senas. Tai dar turiu vieną pabaigį. Matum? Aš jau... Viskas? Tai pabaigė tada, žiūrėk, toks. Mučiutė, reiškia. Beveik kasdienį savaitę kelis kartus atvažiuoja autobusu pas anūką ir kaip visą laiką vaišių atneša tų pačių lazdino riešutų. Vaikas jau, žinai, 6 kartą klausė, mučiutė, skanus tie riešutai, viskas gerai, bet iš kur tu trauki tų skanėstų? Riešutai da riešutai, ką? Matai, keli, labai mėgstu šokoladą su riešutais, tik neįkandu tų riešutų.